Sveiki. iPhone telefonų naudotojai kartais galvoja, kad čia yra labai sudėtinga į Windows kompiuterį persikraustyt nuotraukas, kai pritrūksta vietos arba kai reikia doroti su Photoshop, Adobe Lightroom Classic programomis ar kitom. Tai pažiūrėkim, kaip tai galima išspręsti. Jokių laidų nereikia. Tai, ką mes nufotografuojame, mes matom iCloud.com puslapyje, dėl to, kad pats telefonas taip sumanytas, kad jo visos fotos, visos nuotraukos atsiduria debesy automatiškai. Kaip čia tai veikia? Čia yra nuotraukos, kurios padarytos telefonu. Ir čia paskiausios aš parodysiu, kad galim išsikviesti telefoną ir nufotografuoti, pavyzdžiui. Aš jau nufotografavau nelabai gražiai, nes netyčia per anksti paspaudžiau, bet parodymui užteks. Tai telefone irgi yra ta programėlė fotos. Čia aš ją iškviečiu ir matom, kad paskiausia nuotrauka yra pelė. Tie patys paveikslėliai, bet pelė jau yra telefone. Kol kas kompiuterį dar nėra. Fotos programoje kartais parašo, kad mes sinchronizuojame. Taip, yra toks užrašas, kad yra kažkiek jau nuotraukų, o čia laukiu, kol sufokusuos. Sync Now yra toks mygtukas, kartais jisai pats suveikia. Šį kartą aš paspaudžiau. Taip, sako, vieną nuotrauką radau naują ir ji čia atsirado. Tai ji atsirado debesyse. Kaip ji kompiuterį turi atsirasti? Tam reikalinga programėlė. Jeigu paieškoti iCloud app, mes rasim iCloud for Windows arba savo, jeigu jūsų kompiuteris Apple, tai Apple. Ir galim parsisiųsti įsidiegtą programėlę. Kai ji yra įdiegta, apačioje yra toks debesėlio ženklas. iCloud Photos jau sako, kad mes susinchronizavom štai vieną nuotrauką. Galim pažiūrėti. Bet gal aš dabar nežiūrėsiu, man kitam ekrane iššoko. Aš noriu nuostatas parodyti. Open iCloud Settings. Čia yra, diegiant tą programą, klausia, kur jūsų nuotraukos turėtų būti. Tai siūlo tokį kelią, kur vartotojo vardas, Pictures, iCloud Photos ir Photos. Aš palikau tokį, kokį siūlo, ilgai svarsčiau, iš pradžių man atrodė, kad čia reikėtų į mano archyvą iš karto dėti, paskui pagalvojau, gal ne viską, ką aš telefonu fotografuosiu, reikia dėti. Tai mokymo tikslams nutariau, kad aš čia nekaitaliosiu, kad nebūtų painiavos žmonėm, kurie žiūrės šios filmukus. Viskas. Pasitikrinam, žinom, kur tai yra. Įsitikinkim. Atidarau tą iCloud Photos. Čia keliuose sudėtinga man rasti, bet čia Pictures yra, iCloud aiškiai pažymėta. Ir čia yra nuotraukos, tai jeigu aš pamatau pelę, tai jau valio, reiškia, ji yra atsiradus mano kompiuteryje. Telefonai šiuolaikiniai naudoja ne vien PNG ar JPG, DNG formatą, bet ir dabar naują HEITS. Tai jis šiek tiek problematinis, kad Windows sistema nelabai žino, kaip čia juos rodyti, reikia $1 išleisti, kad rodytų. Bet paskutinę nuotrauką kažkodėl rodo. Aš čia eksperimentavau ir rašiau keletą programėlių, gal apie tai vėliau. Tai dabar jau einam į kulminaciją, atsidarom savo pagrindinę programą, su kuria darosim nuotraukas. Spaudžiam
import tam, kad pasigriebti tas nuotraukas, kurios įdiegtos. Kelią nurodom taip, galima nurodyti per select source, jeigu ne pirmą kartą, tai čia tie visi keliai, kuriuos aš naudojau yra, tai galima rasti. Ir tada mums parodys visas nuotraukas, kurios yra telefone, kurios jau importuotos. Arba čia pranešė, kad sinchronizacija įvyko. O tai kol aš čia kalbu, kol čia atsinaujina, atkreipkim dėmesį į žodelį new photos. All tai reikštų viską, bet new, jeigu aš uždėjau, tai tada turėtų parodyti va tik naujas, kurių dar aš Lightroom programoje neįkėliau. O ar laikyti add ar copy irgi svarbus apsisprendimas. Jeigu copy, tada reikėtų nurodyti, kur mes norim padėti savo archyvuose nuotrauką. Aš nusprendžiau, kad dar į archyvus nekraustysiu, dėl to bus add. Reiškia, kur jos yra, ten tegul ir lieka. Šiuo atveju galima taip daryti. Import. Ta reikėjo parodyti, kad telefoną nufotografuota, jeigu yra ir naujovės visos automatiškai atsiranda kompiuteryje, jeigu mes parsisintėm iCloud programėlę. Tai iPhone naudotojams naudingas dalykas. Būtų gerai sulaukti. Va, sulaukėm, kol importavom naujas nuotraukas, visus savo čia menus. Čia pamačiau kažkokią baidyklę ir telefonų ją tvarkyti sudėtingiau, o čia R ir paredaguoti mums labai lengva. Kviečiu į redagavimo pamokėles. Pasidžiaugsim naujais paveikslėliais. Apibendrinant, įsirašom programėlę, kurią randam Microsoft Apps Store. Ir ta programėlė mums telefono nuotraukas atkels į kompiuterį automatiškai, o kompiuteryje esančias mes importuosim kaip ir įprastai. Iki kito karto.